Kaip Edui Sheeranui sekėsi koncertuoti Lietuvoje? Kokie netikėtumai laukia klausytojų festivalyje Granatos Live? Kokiomis staigmenomis pradžiugino festivalis Midsummer Vilnius? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Rugpjūčio 3 ir 4 skambėjo visas Kaunas. Gausi gerbėjų minia klausėsi Edo Sheerano koncertų. Pirmasis įvyko šeštadienio vakarą, kurio metu gerbėjai prie renginio vietos rinkosi dar prieš atveriant duris į Dariaus ir Girėno stadioną. Edo Sheerano koncertus Kaune pradėjo lietuvių grupė The Roop, žiūrovams pademonstravusi staigmeną. Dujokiose muzikos klausymosi platformose dar negirdėtus kūrinius. Išvydę lietuvių grupę gerbėjai tiesiog pašėlo. Šoko, šaukė ir kitaip linksminosi Kauno stadione. Nors kai kurie čia atvyko tik dėl Edo Sheerano, tačiau garsieji The Roop išjudino ir juos. Nemažiau emocijų sukėlė ir Callum Scotto pasirodymas. Tiesa, britų atlikėjas sukėlė ne vakarėlio, o romantikos atmosferą. Dėl to vakaras virto magišku. Praėjus kuriam laikui scenoje pasirodė ir vakaro laukiamiausias svečias – žymusis britas Edas Sheeranas. Jį tūkstantinė minia pasitiko audringai, šaukdami jo vardą, dainuodami dainas kartu ir visais būdais rodydami, kad jo ilgai laukė. Pasaulinė mega žvaigždė į Baltijos šalis po 5 metų pertraukos grįžo su neabejotinai įspūdingiausiu savo šou. Tai įrodė publiką apšvietę įspūdingi fejerverkai ir netikėta staigmena. Užrašas ant atlikėjo marškinėlių – Kaunas. Pasisveikindamas su publika atlikėjas pasidžiaugė, kad jo laukia didžiausi šou mūsų šalyje. Niekada nesvajojau, kad grosiu stadionuose, kalbėjo Sheeranas, prieš atlikdamas dainą A-Team ir pridūrė, kad ją kurdamas galvojo, kad tai bus hitas, bet iš tiesų 5 mėnesius kūrinys niekam nebuvo įdomus. Kelias dainas atlikęs atlikėjas prisipažino, kad koncertai Lietuvoje galėjo ir neįvykti. Viskas dėl to, kad jam buvo dingęs balsas. Prieš pat koncerto pabaigą su Edu Sheeranu pasirodė Callumas Scottas. Kartu jie atliko dainą You Are The Reason. Po jų klausytojai išvydo dar daugiau šou elementų. Dainą Galway Girl padėjusi atlikti smuikininkė kūrinio pabaigoje padarė špagatą. Žiūrovus džiugino ypatinga apvali scena, suteikusi progą visiems fanams išvysti atlikėją akis į akį. Virš jos buvo įrengtas didžiulis 360 laipsnių ir 6 dvipusiai gitaros formos ekranai, transliuojantis gyvą vaizdą. Įspūdį sustiprino ir pirotechnikos efektai. Matematikos turo idėja paprasta – parodyti tai, ką Edas Sheeranas sukūrė per pastaruosius 13 metų. Koncerte Kaune dainininko gerbėjai išgirdo visus geriausius jo sėkmingos muzikinės karjeros metu sukurtus hitus. Shivers, Thinking Out Loud, Perfect, Shape of You, Bad Habits, Eyes Closed ir kitus. Nežiūrint stadiono dydžio ir aukšto lygio techninių bei režisūrinių sprendimų gausos, juntama gana intimi atmosfera, nes Edas Sheeranas dainuoja stovėdamas ant minios viduryje įrengtos besisukančios scenos ir žvelgia į visus žiūrovus. Sakė dainininko komandos nariai. Dainininkas šiais metais savo pasirodymus dar surengs Bulgarijoje, Kipre ir Brazilijoje. Paskutinį Liepos savaitgalį Rumšiškėse surengtas jubiliejinis 10. Granatos Live festivalis. Čia netrūko ne tik gerai nusiteikusių festivaliautojų, bet ir kiekvieno skoniui pritaikytos muzikos. Granatos Live su didžiuliu trenksmu prasidėjo dar penktadienį. Šeštadienį nuo pat ryto čia buvo galima pastebėti gerai nusiteikusius žmonės. Vieni mėgavosi kavos puodeliu, kiti pusryčiavo, dalis žmonių atsigaivinti nusprendė iššokdami į šalia esančias Kauno marias. Ir nors didžiųjų koncertų žiūrovus festivalio organizatoriai kvietė pasiklausyti nuo 18 valandos, dienos metu Rumšiškėse netrūko kitų pramogų. Sportiškai nusiteikęs jaunimas galėjo dalyvauti futbolo, tinklinio, stalo futbolo turnyruose, linksmintis panorusieji galėjo žaisti senovinius žaidimus prie malūno, šaudyti lankais ir sudalyvauti protmūšyje. Šeštadienį didžiojoje scenoje jau 4. kartą pasirodė visų mylimas Justinas Jarutis.
Kadangi grosime šviesoje, pasistengsiu atrinkti pavakariui tinkamą muziką ir nuotaiką. Festivalyje tikrai skambės Į dangų, taip pat porą dar niekur negirdėtų ir neišleistų kūrinių. Labai laukiu festivalio ir kaip žiūrovas. Prieš pasirodymą sakė Jarutis. Rokas Jan jau irgi yra pasirodęs Granatos Live, tačiau šiemet jis pirmąkart lipo ant pagrindinės scenos. Hitų melodramos, aidai, vakar vakare ir naujo jau spėjusio radijo stočių topų viršūnes užkariauti singlo Ar būsi su manim autorius ir atlikėjas dar prieš pasirodymą neslėpė. Nekantrauju išsitaškyti su savo grupe ir pateisinti festivaliams būdingą vasariško atsipalaidavimo ir euforijos jausmą. Festivalyje skambėjo ir vienos ryškiausių Italijos grupių The Colors dainos. Disko ritmo, užkabinusio Italiją, Lenkiją, Šveicariją ir dar daug Europos šalių, autoriai Granatų sceną drebino su šiuo ir kitais vasaros linksmybėms nemažiau tinkamais kūriniais. Granatos Live festivalyje vienas laukiamiausių svečių buvo suomis Karja, kuris į didžiąją sceną žengė 21 valandą. Čia atlikėjas, kaip ir buvo galima tikėtis, surengė labai spalvingą ir pasileisti plaukus privertusį pasirodymą. Žinomos žvaigždės koncerto metu skambėjo ir garsiausia jo eurovizinė daina Čia čia čia, su kuria 2023 metais jis atstovavo Suomijai. Tai yra pirmasis mano tarptautinis festivalis. Jūs nuostabūs. Susirinkusiai miniai sakė Karja. 22 valandą buvo numatytas Gian pasirodymas. Jo prie pat didžiosios scenos laukė išsirikiavusi atlikėjos gerbėjų armija. Vis dėlto panašu, kad viskas klostėsi ne taip, kaip buvo planuota. Atlikusi kelias dainas, Gian netikėtai nukrito nuo scenos. Tiesa, toks netikėtumas atlikėjos niekiek neišmušė iš vėžių. Kaip tikra profesionalė, ji grįžusi ant scenos mielai bendravo su publika ir nepabijojo iš savęs pasijuokti. Festivalyje savo pasirodymą taip pat surengė ir Bei Soul and Ainius, o koncertą didžiojoje scenoje vainikavo Didžiosios Britanijos elektroninės muzikos žvaigždė Elderbrook. Dvi savaitės kultūriniais renginiais Vilniečius ir miesto svečius džiuginęs festivalis Midsummer Vilnius Liepos 26 pasiekė finišo tiesiąją. Valdovų rūmuose surengtas Justino Jaručio koncertas, kurio nepraleido ir žinomi žmonės. Festivalio svečius po lietingos dienos pradžiugino kiek pragiedrėjęs oras. Ir nors į Valdovų rūmus besirenkančių žmonės ir vėl užklupo lietus, svečių panorusių išvysti paskutinį festivalio renginį nei kiek nesumažėjo. Čia buvo galima pastebėti Igną Krupavičių su žmona Vaida, Gediminą Jaunių, Marių Jovaišą su žmona Brigita ir kitus. Koncertą paskutinę festivalio dieną surengė atlikėjas Justinas Jarutis. Išskirtinio formato pasirodyme netrūko šokių iki pat sutemų ir staigmenų. Atlikęs kelias dainas Jarutis prasitarė, kad į savo vakaro repertuarą netikėtai turėjo įtraukti dainą Amžinai, kurios groti iš anksto nebuvo planuota. Nutiko taip, kad man parašė viena nepažįstama mergina ir pasakė, kad netrukus jos besituokiančių draugų pora yra dideli mano gerbėjai. Ji paprašė, kad pasveikinčiau juos su vestuvėmis ir padainuočiau jiems savo kūrinį, sakė atlikėjas. Justino Jaručio talentas ėmė ryškėti prieš daugiau nei 15 metų. Suburta grupė Freaks on Floor išsiskyrė moderniu skambesiu, kokybiška produkcija bei nepriekaištingu atlikimu. Grupė pelnė daugybę titulų. Buvo pripažinti geriausia šalies roko grupe. 2018 metais dainininkas pradėjo solo karjerą, atsiskleisdamas ryškiomis, naujomis spalvomis. Išraiškingą roko energiją papildė melodingi ir stilingi pop, country ir folk muzikos žanrai. Koncerto metu atlikėjas ne kartą klausė publikos, kaip ji jaučiasi, užsiminė ir apie jam svarbų sesės 40-mečio jubiliejų, skirdamas jai dainą. Po 8 metų pertraukos į festivalio Midsummer Vilnius sceną sugrįžo charizmatiškasis akordeono virtuozas, sėkmingai tarptautinę karjerą bekuriantis Martynas Levickis. Kartu su Levickiu muziką Valdovų rūmų kieme atvykusiems dovanojo ir jaunų muzikų kamerinis orkestras Mikroorkestra.
Lietuvoje vis rečiau koncertuojantis scenos artistas dar prieš festivalio pradžią savo klausytojams žadėjo, kad jo Midsummer Vilnius melomanams skirtas pasirodymas bus kitoks. Alsuojantis senamiesčiu, labiau intymus. Pasirodymo eigoje akordeonu jis atliko ir visiems gerai žinomus Holivudo išgarsintus hitus ir tokius kūrinius, kurie jau daugybę metų ypatingai vertinami visame pasaulyje. Būtent vakaro pasirodymo šerdimi tapo Antonijo Lučio Vivaldi ciklas 4 metų laikai. Festivalyje Midsummer Vilnius savo pasirodymus taip pat surengė Grammy laureatas Gregory Porteris, Gabrielė Vilkickytė, Roadiers Orchestra, Hania Rani bei Naturally 7. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą bei pasidalinti video su kitais. Iki!